2026 sausio 29 auksas krito 3 procentais per vieną dieną ir tai buvo didžiausias nuosmukis per kelerius metus, nors vos prieš kelias dienas jisai buvo pasiekęs visų laikų aukštumą, viršydamas $5600 už unciją kainą. Šiandien aš jums parodysiu, kodėl tai, ką mes vadiname saugiu prieglobsčiu 2026 visiškai pasikeitė ir kodėl jūsų pinigai gali būti pavojuje būtent ten, kur tikitės ramybės. Mes kartu išnagrinėsime 30 mečių finansinę istoriją, kad pamatytumėte, kaip elgėsi auksas, kriptovaliutos, bitkoinas ir valstybių obligacijos, kai pasaulyje prasideda tikras chaosas ir neramumai. Jūs sužinosite, kodėl skaitmeninis turtas kartais yra spekuliacinis žaislas, o kartais vienintelis išėjimas ir kaip paprastas žmogus Europoje gali tuo pasinaudoti be jokių bankinių barjerų. Šis video gali būti jūsų strateginis žemėlapis, padėsiantis suprasti, kaip ne tik išsaugoti, bet ir kaip auginti savo turtą, kai aplinkui tvyro geopolitinis neapibrėžtumas, nes investuoti šiandien yra paprasčiau nei bet kada anksčiau, užtenka kelių paspaudimų savo paties telefone. Tai žiūrėkite video iki galo, būtinai spustelkite like mygtuką ir pradedam. Ačiū Jums. Auksas yra seniausia žmonijos baimės valiuta, tačiau 2026 mums parodė, kad net ir senoji gvardija gali būti negailestinga tiems, kurie pavėluoja į traukinį. Įsivaizduokite, kad turite metalo gabalą, kurį žmonės vertina jau tūkstančius metų. Tai atrodo kaip stabilumo viršūnė, tiesa. Tačiau per pastaruosius 30 mečius mes pamatėme keistą dėsningumą. Kai prasideda tikrasis konfliktas, auksas dažnai pasiekia savo piką dar prieš iššaunant pirmąją kulką. Tai lyg tas jausmas, kai visi skuba pirkti lietpaltį, kai tik prognozė rodo lietų, bet kai lietus jau lyja, parduotuvė jau tuščia. Investuotojai perka lūkesčius, bet parduoda faktus. Tai vyko 10-ame dešimtmetyje Kuveite, tai pasikartojo 2022 Ukrainoje, kai 2026 sausį auksas šovė virš $5600, tai nebuvo tik reakcija į įtampą artimuosiuose rytuose, tai buvo Centrinio banko masinio pirkimo rezultatas, kuris staiga sustojo. Beje, įdomus faktas, auksas yra toks tankus, jog visas kada nors išgautas pasaulio auksas tilptų į maždaug 4 olimpinius baseinus. Tai aukso fizinis ribotumas, kuris duoda vertę, bet tuo pačiu daro jį sunkiai transportuojama. Tai įsivaizduokite, jeigu jums tektų bėgti per sieną su lagaminu aukso luitų, tai ne pats patogiausias variantas, tiesa. Tai praktinis patyrimas, jei norite aukso savo portfelio 2026, pamirškite monetą, seifę, luitus, lutelius ir panašiai. Per online brokerį galite įsigyti ETF-ą, biržoje prekiavimo fondą, kurio kaina bus surišta su aukso kaina ir kur investuotojų pinigai yra dengiami tikrų auksų, tai reiškia perkamas auksas, o ne kokia skaitmeninė priemonė. Plus tą auksą investuotojai gali iškeisti į fizinį auksą, iškeičiant tuos fondo vienetus. Kaip rasti tokį fondą, tai justetf.com puslapyje paieškoje įrašysite gold ir jums duos pasirinktis. Taip išvengsite 10 ir 20% siekiantį spredo mokestį ir nemokėsite 21% PVM perkant fizinio aukso luitelį, tai taupykite mokesčius. Kriptovaliutos, bitkoinas buvo sukurtas kaip atsakas į finansinį chaosą, bet karo metu jisai elgėsi kaip paauglystė, emocingai, triukšmingai ir visiškai neprognozuojamai. Gal kas tai ir atsimena iš praeities. Faktai rodo, kad skaitmeninis turtas vis dar yra glaudžiai susijęs su tuo, kaip jaučiasi akcijų rinka. Kai 2022 prasidėjo invazija į Ukrainą, bitkoinas krito 9 procentais per naktį. Kodėl? Nes instituciniai investuotojai krizės pradžioje bėga į grynuosius pinigus ir tai yra pirmas dalykas, kurį jie parduoda, kad gautų likvidumą, tai rizikingesnės investicijas. Tai panašu į gaisriname, pirmiausia griebėte tai, kas arčiausiai durų, o ne tai, kas vertingiausia. Tačiau čia yra kabliukas. Skaitmeninis turtas, bitkoinas atsigauna neįtikėtinai greitai. Po kiekvieno geopolitinio šoko jis ne tik grįžta į pradinį lygį, bet dažnai jį ir viršia. Pavyzdžiui, nuo 2025 metų spalio populiariausias skaitmeninis turtas, bitkoinas prarado apie 45 procentus vertės, nukrisdamas nuo 126 tūkstančių iki maždaug 65 tūkstančių dolerių kainos. 2026 pradžioje tai atrodo baisu, bet tiems, kas supranta ciklus, tai yra didžiausias dešimtmečio išpardavimas. Tai lyg žiemos išpardavimai parduotuvėje, tai prekės tos pačios, tik kaina kitokia. Per pastaruosius 10 metų bitkoino grąža auksą aplenkė 65 kartus. Pagalvokite apie tai, 65 kartus. Tai patarimas pradedantiesiems galėtų būti tiesiog nustatyti automatinį periodinį pirkimą, pavyzdžiui, kas savaitę po 20 eurų arba kas mėnesį po 80-85. Tai panaikina baimę pirkti per brangiai, jūs tiesiog kas savaitę nusiperkate po truputį, kartais pigiau, kartais brangiau, bet per laiką jūsų vidutinė kaina išsilygina. Per kelerius metus tokia strategija istoriškai beveik visada aplenkė bet kokį bandymą atspėti
gerą laiką. Valstybinės obligacijos yra laikomos investavimo pamatu, bet karo metais tas pamatas gali pradėti truputėlį drebėti po jūsų kojom dėl sparčiai augančių valstybinių skolų. Kai šalis kariauja, ji ne tik leidžia raketas, ji leidžia obligacijas, tai milžiniškais kiekiais jas leidžia. Tai liks spausdintuvas, kuris negali sustoti, kuo daugiau popieriaus spausdinate, tuo mažiau kiekvienas lapas yra vertas. Tai išleidžia obligacijas, jas parduoda, gauna pinigus ir už tuos obligacijas moka kuponus palūkanas. Tai reiškia, kad rinkoje atsiranda perteklius skolos popierių, jų kaina krenta, o pajamingumas kyla. JAV 10 metų obligacijų pajamingumas 2026 pradžioje svyruoja ties 4,3% riba. Tai atrodo kaip saugus uždarbis, bet istorija mums moko atsargumo. Antrojo pasaulinio karo metu JAV vyriausybė pardavė karo obligacijų už $185 milijardus. Žmonės jas pirko iš patriotizmo, bet po 10 metų pamatė, kad jų realioji perkamoji galia sumažėjo 17% dėl kylančių kainų. Tai lyg tas jausmas, kai jūs taupote pinigus po pagalvę, suma ta pati, bet po kelių metų už ją nusiperkate perpus mažiau. Gal ne perpus mažiau, nebent labai kriziniais metais. Obligacijos yra geras įrankis, jeigu norite reguliarių pajamų ir kompensacijos ilgalaikės infliacijos atstojimo. Ne metinės infliacijos kaina yra labai šokus. Ilgalaikė infliacija yra 2-3-4%, tai tokia infliacija obligacijos gali padengti. Bet tai nėra turtas, kuris jūs padarys turtingais krizės metu. Tai labiau panašu į lėtą plūkimą pasroviui, kol kiti bando pagauti bangas. Plus obligacijas dar galima panaudoti krizės metais jas parduodant ir nusiperkant atpigusių aktyvų. Ir tam atveju, jeigu dar neturite Freedom24 brokerio paskyros investavimui, šio video rėmėjas yra Freedom24, jisai taiko vienus mažiausių mokesčių investuotojams Europoje. Akcijų pirkimas, obligacijų pirkimas, investavimas į fondus ETF-us gali kainuoti vos nuo kelių eurų, priklausomai nuo pasirinkto mokesčio plano. Smart in Euro bus efektyvesnis investuojant didesnės sumas, All Inclusive in Euro bus efektyvesnis investuojant mažesnės sumas. Brokeris yra licencijuotas, tinka visas MiFID Europinio reguliavimo direktyvas. Plačiau susipažinti su brokerio siūlomom investavimo paslaugom bei susikurti paskyrą galite paspaudę nuorodą aprašyme. Užsiregistruoti ir pasitvirtinti tapatybę turėtumėte per 10 minučių. Visas procesas yra lietuvių kalba, programėlė irgi turi lietuvių kalbos pasirinkti, o jeigu kas nesigaus arba jeigu kilo kokie kiti klausimai, galite gauti techninį palaikymą ir asmeninės konsultacijas iš Lietuvoje dirbančių konsultantų online arba atvykus gyvai į Vilniuje esantį ofisą. Tai registracijos nuorodą rasite video aprašyme. Lietuva 2026 yra unikali vieta investuoti, nes mokesčių sistema čia vis dar leidžia augti mažiems investuotojams, jeigu žinote, kaip tuo pasinaudoti. Nuo 2026 sausio 1 dienos Lietuvoje pasikeitė pajamų apmokestinimas. Ir tai yra labai gera žinia. Jeigu jūsų pelnas iš investicijų neviršė 500 eurų per metus, jūs vis dar nemokate jokių mokesčių, o jeigu turit antrą pusę, tai gali būti iki 1000. Tai jūsų nemokamas bilietas pradėti. Pagalvokite apie tai kaip apie nemokamą starto zoną. Jūs galite pradėti investuoti ir pirmosius 500 eurų pelno pasimti visiškai be mokesčių. Jeigu uždirbate daugiau, pelnas apmokestinamas 15% tarifu, bet jūs galite fiksuoti pelną ir tuos pinigus persivesti į savo antrąją sąskaitą, investicinę sąskaitą, kurią deklaruosite kaip investicinę. Ir taip derinant dvi sąskaitas, vien su periodiniu investavimu galima turėti dešimtimis tūkstančių didesnius rezultatus. Kaip derinti ir kaip tai veikia, dariau atskirą video, tai būtinai pažiūrėkite. Neužtikrintumo metu viena iš strategijų diversifikuoti savo turtą pagal 60-20-20 taisyklę atrodytų taip. Tai 60% lėšų nukreipiate pavyzdžiui į pasaulinį akcijų fondą, 20% į auksą ir 20% į skaitmeninį turtą. Akcijų rinka suteikia augimą, pavyzdžiui, plačiausias JAV akcijų indeksas vidutiniškai augo beveik 11% per metus. Auksas duoda ramybę krizės pradžioje, o skaitmeninis turtas galimybę iššauti po krizės. Tai lyg komanda iš 3 žaidėjų. Vienas puola, kitas ginasi, o trečias laukia progos ir smūgiuoja tada, kai niekas nesitikė. Įdomu tai, kad net ir didžiausių karų metu akcijų rinka dažniausiai atsigauna greičiau negu tikitės. Po pirmojo Persijos įlankos karo plačiausias JAV akcijų indeksas S&P 500 per metus pakilo 29%. Tai rodo, kad didžiausia klaida investuojant karo metu yra visiškas pasyvumas arba paniškas bėgimas į grynuosius pinigus. Jūsų užduotis nėra atspėti, kada prasidės kitas konfliktas, jūsų užduotis yra būti jam pasiruošus su diversifikuotu portfeliu. Auksas per šį laikotarpį pabrango kelis kartus, skaitmeninis turtas, tiksliau bitkoinas tapo trilijoninės vertės turtu, o obligacijos padėjo išlaikyti
taupyti kapitalą tiems, kas nemėgsta rizikos. Taip pat apsvarstykite gynybos sektoriaus įmonės. Tai gali skambėti ciniškai, bet 2026-aisiais, kai valstybės visame pasaulyje didina gynybos biudžetus, šis sektorius mato rekordinius užsakymus. Tai viena iš nedaugelio sričių, kuri tiesiogiai klesti geopolitinio neapibrėžtumo metu. Galite investuoti į gynybos sektoriaus fondus per savo brokerio paskyrą, tai paprasčiau nei pirkti individualias akcijas ir rizika yra labiau paskirstyta, diversifikuota. Naudokite investicinę sąskaitą mokesčio optimizavimui, atidimui, taip pat naudokite nedeklaruotą investicinę sąskaitą. Kaip derinant šias dvi sąskaitas galite turėti 40 000 didesnį rezultatą su periodiniu investavimu. Žiūrėkite šitame video, taip pat rekomenduoju pažiūrėti gidą, kaip atsirinkti tinkamiausią mažų mokesčių fondą savarankiškam investavimui. Jeigu dar neturite Freedom23 paskyros, atsidaryti paskyrą ir susipažinti plačiau su brokerio siūlomomis paslaugomis galite paspaudę ant nuorodos aprašyme. Visus klausimus rašykite komentaruose, sėkmingo investavimo ir pasimatome kitame video.